viskas matosi, ne? Va, čia įsivaizduot. Dar nežinau. Gal taip nebuvo dar stipriai. Čia tau neklebona, aš pakai vaikai. Tas smirda. Gerai, bandom stumti. Eina. Nebeišeisi. Ai, žodžiu. Kaip išvažiuodama. Čiagi į prarąją visiškai. Nu ką, traukt reikia. Nieko čia nebus. Lemba, jau norėjaugi eit gulėti. O lengvai pravažiuosiu, o čia pasirodo, kad nieko visiškai. Tai ką darysim? Tai va, ateina žmogus ir vienas šuva, tai gal trauks. Nes čia stipriai sėdam. Labą dieną, gal galit patraukt? Sveikas sankaboje, ne? Nereikia deginti sankabą. Čia. Tai va, planavau čia atvažiuoti labai lengvai, bet nesigavo. Tai buvo kliūčių ruožas ir šiek tiek nusikėlė miegas. Rytoj kelsimės 5 ryto ir eisim į kiek čia? 11 km žygiai, ne? Tai va, eisim jau miego atgal. Gulėm vienos žvaigždutės viešbutį, va ten kažkur šviečia. Čia buvo žvaigždutė, bet dabar žinok nebematau. Atvažiuoja draugai. Po 12 jau. Sakėm nevažiuot pro ten. Sakėm, norit nuotykių ar kaip? Nu tai kaip visada važiuosim, tai jau girdisi garsas. Girdis garsai, kad jie nori nuotykių. Ir kažkaip vietoj stovi, tai manau, kad atvažiuos paklausim, kaip sekėsi. Padėti eisim? Tai reikės, vis tiek neišvažiuos. Sakėm čia nevažiuot, bet norėjo nuotykį. Pau, man visas lapšys sukrita. Irgi? Ir tu neiškas į tą duobę. Neiškasiu. Aš taip pačiam vėžiam variau. Aš ramiai pravažiuot norėjau. Smurš tik žiūri, nėra. Tai čia tik pradžia. Jo? Rimtai? Taip. Aš gau čia. Sukitės, važiuokit. Eik tu. Ne, važiuokit, toliau pamatysim. Aš gau, kad čia sunkiausia vieta. Gerai. Važiuok. Važiuok. Tikėkitės, kad čia lengva. Tai va, taip žmonės norėjo nuotykį. Kaip nakvynės vieta? Gera? Kažkoks. Kokia mumija. Galva matosi. Žygė. Viskas eina žygį. 5 ryto. Plius minus. Žygio rekonstrukcija. Nu ką, kaip žygis? Gerai. Dar miegas. Beveik 6. Kiek dabar?
sekėjai, kur kava, sėdi alkanas šuo, kavinukas jau užkurtas, švilpia jo švilpukas. Kokia kava bus? Gvatemala. Gvatemala, okei. Nu ką, paskutiniai kilometrai žygio. Kiek jau nuėjom kilometrų? 5. 25. Nu va, baigėm žygį. Atėjom prie paskutinio šauktinių ženklo ir tokiu būdu paminėjom 1920 metais kovas prie Širvintų ir Giedraičių. Aplankysime dar keletą paminklų ir važiuosime turistauti į mišką. Nu ką, baigiam ateit į žygio pradžios vietą, pasiimt motociklus, apsirengt ir važiuoti į stovyklavietę. Pamatoras greičiau. Važiavimo bekelėje padariniai, reikia išsikrapštyti. Negyvėšiu purvą į miestą. Su klasikiniais motociklais į balas nevažiuoti. Centrą neįleido, sakė, nėr čia ko važinėt į tokį turistinį miestą. Va draugiška gyvūnams, tai gal ir mus purvinus priims. Jeigu iš vis išreklamuosim, kad nepriėm. Atneša Laurinas mums sriubos. Tai vienas iš mūsų sekėjų. Jūs paprašė priimti išvyką. Gal net motociklą pasitraukti. Gerai atrodo, žiūrėjau. Mums padėjo. Dabar mes paduosim. Aplankėm kapus, labai gražiai Lenkų kapai įprasminti, o ten Lietuvos savanorių kapai. Atvykom prie paminklo žuvusiems tiek širvintais atminti. Šitas paminklas 91 metais buvo atstatytas, o senasis paminklas yra štai ten.
Senasis paminklas 1954 metais buvo nugriautas ir suverstas. Čia technika labai moderni, su mikročipais. Va. Ir viskas. Dviraktė sistema. Girdi, palik mano šitą daiktą. Atvykome prie paminklo skirto kovoms prie Giedraičių. Šitas paminklas pastatytas beveik prieš 100 metų. Ne kartą sovietmečių bandytas nugriauti, bet nugriauti nepavyko, todėl taip ir paliko stovėti. Po ranka turi? Gedimai? Viskas gerai. Ne, nesakysiu, nes tada vėl maniškai sakys, tu kaip visada sugendi pirmas. Nenoriu būti našta. Palikit mane čia miške vieną. Tegul mane. Metais Lietuvai atkūrus nepriklausomybę iškilo tam tikrų problemų. Mūsų užpuolė bolševikai, bermontininkai bei lenkai. Nors su bolševikais susitarėm greičiausiai, o su lenkais kovojom ilgiausiai dėl Vilniaus krašto, bet su šita šalim šiandieną problemų nebeturim. Net prabundu tenai, pradeda manevruoti. Ruošiam stovyklą, pučiam čiužinius ir lovą. Statom. Nebent kirviai pats skaldymui. Čia kai važiavo, tai taip kompensuoja. O, ką duoda? Ja. Akinoj. Vėl įsistė. Nu, veidrodėlis. Vien to kampo, kur nematai. Man yra tai buvo įstūbai. O parktronika suveikia, kad... Duok tą seną ratą javos. Nuiminėsim chromą. Ai, čia taip nusiminėja chromas? Jo. Neaišku net kas čia gali būti. Bus jo 50-metis. Gerai. Atvažiavo dar vienas svečias ir Golf 3 bagažinėje atsivežė kažkokį motociklą. Va. Koks čia motociklas? Tepalo, Sakė vienas įsidėjo. akumuliatorius yra. Sveikas. Kas čia? Ateikit, padėsit motociklų ištraukti. Iš kur? Koks čia motociklas? Dezetę neatsimenu kelintą. Čyžikas. Mes, Gūbai pripratę.
Va, paimsiu, tai taip nedėsiu. Užsikabinam čia va. O, blet. Išneš. Kaip bobu. O. Jau ant dėjęs bagažinę, minėjau, kupru pakelį. Tai šita, stovėjo kūzavį. Taip. Tu turi turėti viskų mašiną, tas pats kaip ručiamsiam servisui. Bėga benziniukas. Tik tai, kai važiuonėjau... Čia užmakaluotas benzinas? Užmakaluotas štilinis, taip kaip peložnas. Restauruoti, kad Nes man bėga ar neveikia, Na tas. O kaip man skabina? Palauk, nekratyk. Nekratyk trumpam. Ne, kažkur tai... Gali būt susidėję krūvon. Ne, kaip būdagi net fokus. O, Čia dar jau brėd... Nu ką, burnautas pavyko, bet užsiklynė čia viską, žodžiu, dabar Palauk. bando gelbėti situaciją, bet jau. Rytas, įspūdžio aptarimas ir apibendrinimas, ruoša namo, popiečio dar mėgelis ir maisto gaminimas. Vyksta vyriokai. Miško virtuvėlė, laida. Laida Šešių miško. dalių. Pusryčiai. Reikės svagūnų. Tada. Jau kai sukas, reiškia viską suryji. Dabar gražiai nulaistam ausim apsimeta badaujantį. O dabar, kad nematytumėte visų lapčeliai. Piriukų ir va baigtas. Piriukų